yra pasakojama, žmonės buvo pradėję baisiai mirti. Vienas senukas matęsis netrukus miręs pasišaukė prie savo lovos vaikus, giminaičius ir kaimynus. Ketinęs jiems kažką pasakyti, kad visi buvo susirinkę, jis tarė aplink stovintiems: broliai, jaučiu, jog man reikės skirtis nuo jūsų. Numanau pagal savo soplius, jog giltinė nesierzindama lyžtelėjo liežuvį, jos nuodai spaudžia man širdį. Aš esu senas, už tai nenirštu ant jos, bet kad jinai nugalabėjo mano sūnus, galabėjo kaimynus, giminaičius ir jaunus žmones, grūsdama jos iš šio pasaulio, tai aš negaliu jai dovanoti. Jis nutraukė savo kalbą ir ilgai pagalvojęs tarė: kai aš numirsiu, padėkite čia avikirpės žirkles. Ir parodė ranką. Ką dirbsi su žirklėm? Klausė stovintiems. Žinosite, kaipgi, ar ateisi pas mus ir pasakysi, suprasite, atsakė. Kaipgi suprasime, jei dabar nesakysi? Tai vėl kurį laiką galvojęs tarė aplink stovintiems. Taigi prašau jūsų, padėkite prie manęs žirklės, kai ateis giltinė prie manęs pasistiprinti savo liežuvį su nuodais. Prikišiu jas arti ir pakreipsiu žirklės ir nukirpsiu jai liežuvį su nuodais. Taip ir padarė. Mirus senukui mirtis pasiliovė ir žmonės perstojo labai mirti.